Tai kągi, labas vakaras visiems. Ir kągi, yra kaip yra. Pradedame kelionę pirmosios Tado Karoso knygos. Ilgą kelią, kuri nuveiks iki skaitytojo. O šį susitikimą patikėta vesti man, aš esu žurnalistė Jolanta Kryževičienė. Ir šiandien mes susirinkome ne į verslo konferenciją, nors Tadas yra sėkmingas verslininkas, investuotojas, sakyčiau, tokių netyrinėtų verslo žemių išbandytojas, keliautojas. Šiandien mes susirinkome į pirmosios knygos pristatymą. Na ir kasgi čia yra? Tai yra knyga, kurioje sudėta gyvenimo tam tikro posūkio, naujo, kitokio požiūrio į pasaulį, į gyvenimą, kvintesencija, tokie stakato. Mes apie viską po truputėlį pakalbėsime, bet viena citata. Mano gyvenimo išminties krislai, perlai ir stiklo šukės. Ir už kiekvienos knygoje išsakytos minties slypi gyvenimiška istorija. Tai mes pabandysime šiandien pakalbėti apie tuos krislus ir gyvenimiškas istorijas, kurios slypi už tų citatų, už tų aforizmų. Taigi, Tadai, tai jūs dabar jau galite sveikintis, o paskui pradėsime pokalbį. Tai ačiū visiems, kurie atkeliavo, rado laiko, nes mes tai suprantam, kad graži vasaros diena, tai viena, tada atsitikęs didelis renginys, 18:30 prasideda tas didysis krepšinis, tai Lietuvoje konkuruoti su krepšiniu, jo. Bet man atrodo, jūs sėkmingai konkuruojate. Jo, bet esmė tai, kad esu tik dar labiau dėkingas, nes tada panašu, kad atėjo tikrieji skaitytojai. Aš taip galvoju. Tai tai ačiū visiems, tikrai labai malonu matyti ir galvoju, kad bus ir įdomu. Pasistengsiu, kad būtų įdomu. Va. Tai mes pasikalbėsim dabar ir kadangi man tikrai labai daug klausimų kyla, jūs kai paskaitysit šitą knygą, patys suprasit, apie ką kalbu. Ir aš labai tikiuosi, kad ir jūs turėsite klausimų, nes mes po pokalbio tikrai paliksime laiko klausimams. Na, o kas neišdrys čia viešai paklausti, tai po to mes užlipsime į terasą, visus klausimus galėsite tiesiogiai Tadui Karosui pateikti. Ir čia jūs matote knygas, tai po mūsų pokalbio, po šito vakaro galima bus įsigyti knygas ir gauti Tado Karoso autografą. Taigi, Tadai, aš tai siūlyčiau pradėti nuo pačios pradžios, nors jūs sakot, kad esate ne rašytojas ir nepretenduojate tokiu būti, bet visgi tai yra pirmoji knyga, kurią galima skaityti nuo pradžios iki galo, yra instrukcija, galima skaityti kaip patinka, yra 17 dalių, 17 skyrių. Bet jūs rašote, mirtinai pavargau būti tuo suluošintu žmogumi. Taigi štai aš suprantu, kad knyga ir yra to posūkio pradžia. Tai aš ir noriu klausti, kas lėmė tokį suvokimą, kokios buvo sąlygos, aplinkybės, ko negalėjote ištverti? Tai jo, gavosi taip, kad ta knyga buvo rašyta daugiau kaip 10 metų. Čia nėra ta tipinė rašytojo darbas, kur atsisėdi ir dirbi. Tai šitas rašymas vyko tokiu paprastuoju būdu, kaip mes visi turim užrašus savo, kuriuose užsirašom savo darbus. Tai šalia tų darbų aš atsirašydavau šitas mintis, kaip ir jeigu tarp tų darbų, ar ne, atėjo kažkoks geresnis rezultatas arba kažką išmokai, kažkokią klaidą padarėjai, ir atėjo kažkokios išvados. Tai aš jas susirašydavau, paskui kai pamačiau, kad jau jų atsiranda daugiau, tai aš jas sukėliau
na, į failą, taip čia vadinama, o paskui, kai atsirado iPhone nautai, tai tada atsirado toks puslapėlis ir aš toliau jas dėjau ten, tas mintis. Bet esmė viso to, ką aš čia pasakoju, tai reiškia, tai yra tikrai, reiškia, po kažkokios patirties atėjo mintis ir jinai va tokiu būdu atsirado ten. Tai dabar, kasgi ten atsitiko, kokia ten įtampa buvo? Tai... Nes tas toks pokyčio troškimas yra šitoje knygoje. Jis leitmotyvas yra. Jisai visą laiką yra, jo, tai aš visą laiką bandžiau tobulėti. Tai vat iš ten ir eina tos mintis, kad užsirašai, nes tadagi betobulėdamas išmoksti, kad reikia pradėti mokytis, kaip mokytis, ar ne? Tai vienas iš mokytis, kaip mokytis pamokų yra būtent šita, kad tu turi užsirašyti ir pasikartoti. Tai labai paprasta tada. Ir atsiranda, užsirašau ir pasikartoju. Na va, tai taip ir dėliojasi tos. Ir tada per tą, tai čia gal ir daugiau kaip 10 metų. 10 metų aš kalbu, kad čia jau maždaug jau sudėta, jau tada, kai pradėjau tos nautus turbūt rašyti. Na va, ir tada, tai jo, visko ten gyvenime yra buvę ir dėl to ta kiekviena mintis ten kažką ir turi. O jeigu jūs matote bendrai tendenciją, nes čia jaugi aš pats bendrų tendencijų negaliu matyti, suprantat, nes čiagi mano gyvenimas. Iš fragmentų dėliojasi. Jo, bet čia mano gyvenimas ir kritiškai žvelgti savo gyvenimą yra sunku, sudėtinga. Sudėtinga ten, ypatingai kažkokiais apibendrinimus. Na ir tada bandau greit pabaigti atsakymą į tą jūsų klausimą. Tai reiškia, kaip čia viskas vyksta. Na ir tada vieną dieną aš susitinku, va kaip jūs susitikau, tai žurnalistė ir redaktorė Ana Treščina. Ir mes kalbamės, kaip gyvenam, kaip kad įprasta būna. Ir kažkaip, kad būtų apie ką kalbėti, kad aš turbūt, kadangi kalbu su žurnalistė, tai jai įdomi tema turėtų būti šita. Ir aš tada ištraukiu tus nautus, ką tu veiki maždaug, kai jinai manęs klausia, ką tu veiki, sakau, rašinėju, rašytojas aš, maždaug. Ir tada toks pusiau juokais, kur Ana. Ana kažkur turėtų būti. Ir tada Ana. Ir tada Ana jau gali galbūt papasakot, bet kadangi mikrofono neturi, tai gal papasakos vėliau. Bet maždaug, kiek aš pamenu, tai buvo taip. Ana pasižiūri ir sako, įdomu. Įdomu, reikia leisti. Nežinau. Na ir tada aš sakau, jeigu redaktorė, žurnalistė sako, kad reikia leisti, tai tada sakau ir leisk. Ir pabėgdamas nuo atsakomybės, nes aš žinau, maždaug ką reiškia pradėti naują verslą ir jau pagal mano patirtis jau buvo aišku, ką reiškia išleisti knygą. Man maždaug buvo aišku, kad čia bus galvos skausmo pakankamai daug. Tai aš tada dar sakau, Ana, bet tu turėsi išleisti iki pabaigos. O ką reiškia tie užrašai? Vat tos visos citatos. Todėl, kad jūs knygoje sako, 90% žmonių nepažįsta savęs. Aš tikiu, kad skaičiai tikslus, nežinau, iš kur tokie duomenys, bet visgi, ar jums šitie užrašai, šitie notebookai jums padėjo irgi tame kelyje į save? Kas tai buvo? Tai taip. Tai ir atkreipiu dėmesį. Tai pradedant nuo to, kad aš minėjau, kad mokaisi, tai pasikartodamas mokaisi. Na ir tada
jeigu pereinant, kaip jūs sakėte, ta mintis, kuri... Jūs pasakėt, kad 90% žmonių nesupranta savęs. Na va, tai tada, na va, kai pradėjau mokytis, tai aš pirmieji, turbūt vieni iš pirmųjų atradimų ir buvo, kad aš jau pradėjau pagauti, kad aš nesuprantu savęs. Tai ta prasme, kai pradėjau suprasti žodžius, tą gilesnę prasme yra kaip yra, esu koks esu, na vat tokie. Ir tada atsiranda, tarptų, jeigu pastebit, tarptų minčių, atsiranda tokių momentų, kad ten yra kaip atradimai, na vadinkim. Na tai jo, tai tada tas pirmas turbūt suvokimas eina, kad, na pavyzdžiui, aš suprantu, kad aš dažnai būnu grubus. Va. Ir suprantu kažkieno iš mano draugų pagalbos dėka, nes, man sugeba mandagiai pasakyti, kad Tadai tu grubus. Nes jeigu sako, Tadai tu grubus, tokio nelabai priešinimas įskyla, ne? Jo, kaip žinote, viskas suveikia taip, kad tada paprastai mes žmonės reaguojam. Tai tada tu pati durna, maždaug ateina atsakymas. Aš čia grubinu tam, kad mes suprastumėm geriau. Tai va, o kai pasako mandagiai, va, tai tada susimastai ir suvoki, kad jo, galbūt aš grubus. Tada paklausi, o kurioje vietoje aš grubus, ir kai išdėsto visą tą grubumą, tada suvoki, kad aš tai iš šito nemačiau, niekada nežinojau, nes man antiek tai buvo priimta ir, vadinkim, su motinos pienu gauta, kad aš tiesiog toks esu ir įsivaizduoju, kad esu nuostabus. Na, turbūt mes daugelis kurį laiką taip įsivaizduojam. Na va. Dešifruokim šitą pavadinimą. Na, jūs sakot, kad vadinat atradimu, tokių mokymų apibendrinimu, bet Tadai, žiūrėkit, kai man kas nors, pavyzdžiui, pasako, yra kaip yra, nieko čia nebepakeisi. Man toks visada atrodo, kad žmogus jau pasidavė, nieko mes čia nekeisim. Na, yra kaip yra, ką padarysi. O jūs visiškai, aš suprantu, kitą prasme išvelgiat būtent šitoje frazėje. Na, jo, tai labai gerai matot, bet esmė, kad tame yra kaip yra daugybė prasmių. Tai viena yra šita prasmė, tada kita turbūt prasmė, apie kurią vadinkim ir dauguma, turbūt galvoja, tai yra tas susitaikymas, bet nesusitaikymas, kad blogai, dabar blogai yra, tai aš ir susitaikysiu. Ne tiesiog nepergyvent, ar ne, jeigu ir yra blogai, tai susitaikymas tas geresnis. Manau, kad šitas geresnis. Tai susitaikai, kai nieko negali pakeisti? Na taip, iš principo, taip. Ir netgi kai gali pakeisti, tai tas susitaikymas veda į tai, kad tu tiesiog nepergyveni, nes jeigu tu pergyveni, tai tu patiri skausmą. Ir tada įtampa, stresas ir, vadinkim, skausme, įtampoje, strese nieko gero paprastai mums padaryti nesigauna. Tai tai čia dar ir šita prasmė yra, kad jeigu vis dėlto tada esi ramus, yra kaip yra, tai lygu ramus, ar ne? Na tai tada gali, sakysim, daug efektyviau spręsti savo problemas. Na, kadangi aš čia išsirašiau daug citatų ir kaip ir tarėmės, lauksim už tų citatų jūsų istorijų, tai jūs jau užsiminėt, kad aš nuo vaikystės buvau taip užprogramuotas. Jūs rašot, kad tau bloga, nes esi auklėjimo ir aplinkos užprogramuotas jaustis blogai. Turi tą vieną išeitį – pakeisti programos nuostatas. Skamba labai paprastai. Bet kaip tą padaryti? Kaip jūs savo tas nuostatas bent jau pradėjote keisti? Kiek tai kainavo galbūt? Turiu galvoj ne pinigus be abejo.
Na taip, nu, tai va tada ir eini per tą gyvenimą besimokydamas. Tai viena iš tų momentų, apie kuriuos aš kalbėjau, ar ne, tai vat, kad pratęsiant, ar ne, ir dar to yra, kaip yra pavadinima. Na tai juk šitoje vietoje gaunasi, nu, kad atsitiko nelaimė, netgi nelaimė, nu, jau galim ir tiesiai šviesiai ten man iškyla nelaimė, tai mirė artimasis, na vadink. Tai gali varyti gedulą, tą vadinamą, nu, tą sunkų į gedulą, kuris, na, vieniem trunka trumpiau, kitiem būna, kad ir visą gyvenimą pragyvena tame gedule. Na, va taip, va per šitą prizmę einant, tai jeigu tu žinai, kad galima išvengti to ir žinai, kaip tai padaryti, va, tai tada, nu, tu tiesiog gyveni, va, ir numirė tas tavo artimasis, tai tu tada turbūt prisimeni, kad jisai tikrai nenorėtų, kad tu liūdėtum. Va. Na ir taip toliau, ir panašiai. Va, ir galima keliauti tokiu keliu. Vienas dalykas žinoti, bet kitas dalykas iš tikrųjų keistis. Bet aš noriu klausti apie tą jūsų žinojimą. Jūs čia daug tokių įvairių citatų duodate ir dar vienas svarbus klausimas, kad jūs kalbate antruoju asmeniu. Tu turi padaryti, tu turi kažką keisti, tu turi ten nesinervinti ir taip toliau. Iš kur toks noras tarsi pamokyti? Tadai. Ar čia toks tik man įspūdis susidaro, nes jūs rašot ne pirmuoju asmeniu, bet dažnai tu. Čia Ana rašo. Gerai. Tada Ana rašo man, galbūt taip visai gali būti. Nes aš galvojau, gal jūs kartais su savim kalbatės, ateinat vakare ir sakot, tu dabar turi, na, šitaip sugalvoti, tu turi kontroliuoti savo mintis. Tai pratęsiant tą mano ankstesnį klausimą, vienas dalykas, tiesiog teoriškai žinoti, kitas dalykas jausti iš tikrųjų, tiesa? Na taip, Jolanta, o man tada paprasčiau gaunasi, tuo antruoju asmeniu kalbant, aš geriau suprantu, pavyzdžiui, aš čia savo sakau. Jūs geriau save suprantate. Jo, aš čia savo sakau, vadinkim taip. Suprantate? Taip, šitą aš suprantu. Tai Ana, kad pridirbo čia. Tai jo, tai ne, čia aš pajaukavau. Tai dabar apie tą žinojimą, iš kur tas žinojimas? Nes rašot čia, kad labai daug skaitėt. Kas davė tą postumį ir pagrindą keitimuisi? Iš kur, pavyzdžiui, iš kur jūs suvokėt, kas jums iš tikrųjų svarbu? Nes, kaip sakot, žmonės dažniausiai nepažįsta savęs. Šita knyga tarsi bandymas suvokti save. Tai iš kur tas ateina? Pagrinde, manau, kad mes visi norim būti laimingesni ir laimingesni ypatingai norime būti, kaip pakliūnam į skausmingus gyvenimo momentus. Na va, tai manau, čia aš nieko neišskirtinis, va, visi mes jų patiriam pakankamai daug. Na va, tie aktyvesni žmonės, manau, patiria daugiau, nes jie ten daugiau juda, daugiau visko daro, daugiau. Tai jūs vienas iš tų. Jo, tai aš buvau toks aktyvesnis, tai taip gavosi turbūt, kad tada automatiškai susigeneravo pakankamai to skausmingų tų momentų. Na va, ir tada neturbūt, o taip ir yra, kad savaime gaunasi, na, kad ieškai kaip išgyventi praktiškai, nes tada priartėjai prie to momento,
vėlgi dalinuosi, nežinau kaip jūs visi, bet manau, kad suprantat, ką aš sakau, kad priartėjai prie to momento, kai, galvoji, kažkas čia ne taip. Va. Tai va, tai aš priartėjau prie to momento, kad aš tikrai supratau, kad tai būti negali. Va. Ir tada, kaip būtų tas noras mokyti skaityti, ypatingai dabartiniam etape, kai gali gauti prieimą prie, vadinkim, pasaulio išmintingiausio. Tai tada prieini ir tu matai, kad ten žmonės gyvena laimingai, va, ir žino, kaip tai padaryti. Va, ir tada, tada pradedi bandyti suprasti, tai kaipgi jie ten padarė. Būna, kad jie, tada dar vienas atėjo, kaip būtų turbūt, ką visi žinot ir kaip aš tada galvojau, kodėl aš turiu įsirašinėti. Mano supratimu, tie visi išminčiai, kaip ypatingai pradiniam etape buvo, kad jie kalba taip protingai ir išmintingai, kad įgyvendinti neišeina, ar ne? Man pradžiai suprasti buvo labai sunku. Ir tada ta mintis, tai iš principo yra adaptuota mintis į, vadinkim, į lietuvių kalbą. Jinai adaptuota ir per lietuvišką mentalitetą, tokį vadinkim, privesta prie realybės, manosios realybės, jeigu jau kažkur išgirsta ir išskaityta. Tai yra ir tokių čia. Gerai, jūs pasakėt raktinį žodį. Noriu būti laimingas. Turbūt mes visi turim tokį siekį, tik tai ta laimės sąvoka yra be galo plati ir turbūt kiekvienas turim kitokį įsivaizdavimą. Tai dabar aš noriu klausti, ką jums reiškia būti laimingu, bet dar vienas šitos knygos paradoksas, kad tai, apie ką jūs kalbate, bent man tai pasirodė, jeigu tada jūs ginčysitės, tai bus labai įdomu. Jūs esate labai aktyvus. Nežinau, pasakėt, kad buvot labai aktyvus verslininkas. Taip, daugybė įvairių įvykių jūsų gyvenime įvyko. Ir štai jūs sakote, norėdamas būti laimingas, nekovok, atsitrauk, mylėk suprantu, bet dabar nekovok, atsitrauk, jeigu kyla konfliktas ir taip toliau. Čia dabar kaip, jeigu jūs gyvenat rinkos sąlygomis, esate aktyvus verslininkas, tai čia, man atrodo, pagrindiniai dalykai, kad tu turi kovoti, tu turi pirmauti, tu turi kažką nugalėti. Ir štai visiškai atvirkščiai. Sutinku tai su to, ką jūs sakot, mūsų visus auklėjo, kad mes būtent taip turime daryti ir esmė, kai kvestionuoji, jau ateina toks etapas, kai pilnai kvestionuoji, tada supranti, kad tai netiesa, tai ką mūsų išmokė. Ir tada, kadangi aš kvestionavau, vadinkim, visas taisyklės, kokios tik tai bebuvo, tai man pasisekė, pasisekė, bet tai labai sudėtinga buvo. Tai aš tai dariau nuo pat vaikystės, tai pradėkim nuo to, kad aš, man kažkaip gavosi, kad aš neklausiau nei mamos, o to labiau mokytojų. Tai jau tada su šitą tokia, su pasirodymu, su pakovojimu. Tai tada ilgas kelias, matot, gaunasi. Nuo tos vaikystės, tai kovoji, tai galų galę supranti kad kiek kovoti jau ir užteks. Tai ir toliau einant, tai Jolanta, mes tai matomės, ar ne, tai aš buvau aktyvesnis. Jeigu taip, tai buvau dar aktyvesnis. Ir tada tą savo aktyvumą nukreipdavau ne knygų rašymų, o dar visokiausių, ką tik tai galima veikti, ten kokią nesąmonę galima sugalvoti. Tai aš pabandydavau.
Bet buvo įdomu. Buvo Taip, verta. tai dėl to ir patyrimai galbūt jo naudingi, nes jo per didelės patirtis atėjo. Bet kai jūs kalbate apie tą ego suvaldymą, apie tą nekovok, aš galvoju, galbūt iš tikrųjų nugyvenus tam tikrą tarpą, kai tu turi pagrindą po kojomis, kai tu gali daug jau ką sau leisti, esi šiek tiek nurimęs, sutinku, bet dabar pagalvokime apie jauną žmogų, kuris nori turėti karjerą gerą, jisai nori sukaupti kažkokį kapitalą, kad gerai gyventų jo šeima ir taip toliau. Tai ar šitos taisyklės galioja? Aš manau, kad galioja ir jeigu taip žvelgiant per istorinę perspektyvą, kad jeigu aš šitą knygelę būčiau turėjęs, kai man buvo ten 20-25, tai aš būčiau daug daugiau nuveikęs. Daug daugiau? Jo. Manau, nes esmė, tai čia jau tada per patirtis ateina, bet manau, kad jūs visi esate tai patyrę, kad iš principo ramioje būklėje mes veikiame efektyviau, gerokai efektyviau. Bet padaryti tai, kaip padaryti taip, kaip jūs ir minėjote, tai čia jau reikia dirbti. Bet žiūrėkit, ar nėra taip, kad didieji egoistai, kurie dažnai būdavo labai bjaurūs žmonės, didieji perfekcionistai, nes jūs sakot, perfekcionizmas tai yra tiesioginis kelias į depresiją, jie padarė didžiausius atradimus pasaulyje, nes daug genijų, kurie buvo ypatingai bjaurūs žmonės, tiesa. Tai kaip su tuo perfekcionizmu ir ego pažabojimu? Ar tai nėra, kad žmogus, kuris labai vertina save, kuris žino labai aiškiai savo tikslus ir siekia nepaisant nieko, jis gali padaryti labai didelius darbus? Nes jūs sakot, jeigu aš būčiau ramus, nors sutinku. Aš Jolanta, tada grinai filosofiškai jūs teisi. Teisi iš vienos pusės, ar ne? Žinom, kad skirtingų kampų žiūrint, netgi bet kuris daiktas atrodo skirtingai. Na tai tu gali sukurti gerą daiktą arba šedevrą, kaip jūs minite, vadinkim, gyvendamas bjauriai ir nelaimingai. Ir tą patį gali, ir aš to esu tikras, tą patį gali padaryti gyvendamas laimingai. Tai aš ir bandau nukvestionuoti tai ir tada esu atradęs, kad daugelis tų išminčių būtent ir laikosi tokios pozicijos, kaip dabar dėstau, tai viena, o antra, per tas mano visas patirtis, tame tarpe skausmingas daugumoje, aš patvirtinu tai. Jau. Ir tada dalinuosi, bandydamas atkreipti ir visų dėmesį, kad yra efektyvesnių būdų. Tai ar aš teisingai suprantu, kad jums būti laimingu reiškia turėti tokią vidinę ramybę? Na, o jums? Na, aš dar galvoju, kad daugiau aspektų reikėtų, bet taip, tai yra labai svarbu. Tai aš manau, taip, aš sutinku su jumis ir mes gražiai tada ir šnekamės vienas kitą papildydami. Tai daugiau aspektų yra, bet tai vienas pagrindinių. Ir tada vėlgi, jeigu susitarti, kas yra ta laimė, ir sustojam ties to, kad mes nežinom, kas ta laimė. Vadinkim, mes visi sakom, mes norėtume būti laimingesni arba ieškome laimės, o jeigu tada pradėtume eiti konkrečiai, tai tada, kai paklausčiau Jolanta, kas jums laimė, o Monika, kas tau, o
Ir Gautumėm tada turbūt skirtingus atsakymus. skirtingi atsakymai. Ir tada suvoki, kad vėlgi čia kažkas ne taip. Ar ne? Tai kaip tada aš galiu būti laimingas, jeigu kiekvienas mes suvokiam skirtingai tą laimingumą. Na ir tada galiu jums padėti. Tai yra tokia teorija, kad kaip mes dabar jaučiamės, kiekvienas, dabar. Tai ir yra ta laimė. Jeigu mūsų niekas, nieko ypatingo nevyksta šiame etape, kažko negero, ar ne? Tai dabar ką jaučiat, tai yra laimė. Tai aš nesakysiu, kad tai mano receptas, bet tikrai mano išbandytas ir tikrai taip ir yra. Ir tai yra vienas iš pagrindų, manau, kad jeigu mus būtų išmokę to vaikystėje, vadinkim, nuo vaikystės, mama ir visi mus supusėje, kai mums atsitiktų kažkas negero, taip, ar mes užsigautume, kai mažas vaikas esi, ar atsitiktų, kad pirma meilė tave nuskriaustų, kai esi paauglys. Tai jeigu man būtų pasakę, tai pasakė, kad dabar atsitiko, šita bėda, bet nieko čia tokio, nieko čia tokio, čia normalu, tai toks gyvenimas, nurimk, nurimai, o dabar laimingas, bėk toliau. Iš tikrųjų, aš patyriau savo kailiu, kai skaičiau jūsų šitą knygą. Ten yra tokia viena frazė: nesiek laimės, tiesiog jausk šią akimirką, kad esi laimingas. Ir šitą jūsų knygą aš skaičiau tokią vieną ramią saulėtą popietę ir dar turėjau ten 25 darbus ir galvojau, gerai, dabar reikia greitai. Ir paskui, kai perskaičiau šitą vietą, galvojau, velnias, gera popietė, iš tikrųjų, viskas juk yra gerai. Jeigu taip suveikia. Taip suveikia. Tai taip suveikia, bet supraskim, mes tada vėlgi kitką, tai vėlgi ką aš atradau ir taip ir tikėjausi, kad ir taip turėtų suveikti, nes, kai tikrai nuoširdžiai kažką pasakai, kad ir būk laimingas, tai veikia. Dabar dar keletą tokių šiek tiek kitų temų ir mane labai užkabino jūsų tokia viena frazė, kad viską galiu, sakyk savo, kol patikėsi. Aš suprantu, šita frazė yra dabar populiari, ypatingai ją naudoja įvairūs koučeriai. Tu viską gali, aš susimsiu, tu viską padarysi, tu tik imkis ir daryk. Bet iš tikrųjų, Tadai, ar nėra tai vienas iš būdų patikėti į tą nuovargio visuomenę? Dabar daugybė įvairiausių yra mokslinių tyrimų, kad žmogus labai greitai perdega, žmogus jaučiasi labai greitai pavargęs, todėl kad imasi pačių įvairiausių darbų, jis jaučiasi viską galintis. Ir net nebūtinai tai, kas jam patinka, ypač jaunas žmogus, kuriam duodamos užduotis, kur jis tarsi turi užsitvirtinti, kuris turi kažkam įrodyti, kad jis tikrai tą gali. Ir tai atveda prie to, kaip pradžioj citavau, kad tampi tiesiog suluošintų žmogumi. Ar jums taip neatrodo? Atrodo. Tai kodėl patarėt tada sakyti savo nuomonę? Dabar ir vėl, tai tada ir svarstai, kaip kiekvienam veikia. Taigi, dabar šita mintis, kuri yra čia pas mane parašyta. Taip. Ar ne, tai jinai, ko gero, jinai parašyta toks kaip mindfulness tipo mantra. Mindfulness, kad aš sugalvojau, kad aš tai noriu pasiekti, ar ne, ir bandau susidėlioti, kaip tai padaryti, vadinkim tą planą. Ir tada, kaip būtų, mums reikia palaikymo, nes kitaip pasiekti, beje, kaip žinome, jeigu mes kažko norime pasiekti, tai veikia ir kitas momentas, kad mes dažnai
tiesiog atidėliojame arba pamirštame tai, ką mums reikėtų padaryti. Va. Tai va, tokiam momentui, kad vis tik tai, kai aš esu tikras, ar ne, kad aš noriu padaryti ir tada man reikia palaikymo, tai mat atsiverčiu knygelę kaip pavyzdys ir turiu aš jį. Bet ten be abejo kontekstas buvo šiek tiek kitas, kad jūs sakote, kad gyvenime daryk, ką tu nori daryti, daryk tai, kas tau yra gera daryti. Bet sakykit, Tadai, ar jums gyvenime dažnai tekdavo vat, būtent daryti tik tai, ką jūs norit, kas jums patinka, juk mes turim daugybę visokių įsipareigojimų, pareigų ir taip toliau. Na tai vėl tada jūs teisi, nes mes vat, ir svarstom. Ir kiekvienas, vat, jeigu jūs skaitote, jums kyla tokia mintis, vadinkim, tai aš sutinku su jumis. Ir dabar, tai gal vat, tos mano mintis yra daugiau vėlgi nukreiptos žmonėms, kurie gyvena būtent per tą reikia. Nes man atrodo, kad man gavosi būti tuo tokiu, kur reikia, kur aš darydavau reikia. Ir nesvarbu, kad jau jėgų nebėra, na vadinkim, o reikia, veikia. Tai, nu va, tai čia daugiau per mano prizmę. Tiems, kurie turi, na vadinkim, darboholizmo ligą. Nu, va, jeigu suprantate, aš čia kaip pavyzdį naudoju. Taip. O kaip žiūri dabar į darboholizmą, turiu galvoje? Žiūriu su užuojauta. Žiūriu kaip į lygiai tokia pat bėda, kaip alkoholizmas. Nu ir ten visos tos kitos. Tikrai tokia, o jeigu dar nedidesnė. Bet šiais laikais darbdaviai labai vertina darboholikus. Na, manau, kad jo, per išnaudotojo lygmenį gali taip mąstyti, tačiau tęstinumo tame nėra. Jeigu protingas, išmintingesnis verslininkas, tai jisai turėtų suvokti, kad darboholikas, jisai kaip ir tikrai kaip alkoholikas, nes jisai dirba daug, bet jo efektyvumas toks ginčytinas. Bet juk verslas yra žiaurus, ar ne? Yra netgi tas posakis garsusis, nieko asmeniško, tai tik biznis. Nes yra jūsų viena citata, jinai šiek tiek iš kito konteksto, kur jūs kalbat apie pyktį. Jūs rašot, didelė klaida vadovauti žmonėms, skleidžiant negatyvę energiją, o mainais už tai duoti pinigus. Tai juk versle turbūt, aš nežinau, tu turi padaryti kažkokį darbą, tau patikėta užduotis, kiek tu dirbsi, yra tavo problemos 12 ar 14 valandų. Juk tai yra labai negailestinga terpė. Jeigu tu nori, aš įsivaizduoju, išlikti. Vėlgi, taip, iš vienos pusės taip, o iš kitos pusės, kaip aš ir minėjau, manau, kad reikia vis tik tai ieškoti aukso vidurio, ką visi mes žinom, ar ne, nes kraštutinumai negerai. Kadangi mūsų laikas labai bėga, aš labai norėjau jūsų dar apie moteris paklausinėti, Tadai. Todėl, kad aš matau, kad šitoje knygoje, gal man toks įspūdis susidarė, yra, nemažai tokio nusivylimo moterimis apskritai. Nes, pavyzdžiui, moteris, jūs rašo, dažnai traktuoja vyrą kaip savo nuosavybę, kaip žaislą. Mergaitės nuo mažumės ruošiamos tam, kad savintųsi vyro meilę. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir dar toksai sakinys. Parduotuvė, kur gražios moteris ir turtingi vyrai, ten jūs meilės nerasit. Ar lankydavotės tokioj parduotuvėj? Lankydavosi, tai vėlgi viskas eina per patirtis. Čia
kaip ir sakau, tai pagrindinė, mano supratimu, pagrindinė vertybė, kad čia viskas paprasta, taip natūralu, patirta, atvira ir nuoširdu. Va. Tai vėlgi, kaip minėjau, kadangi čia viskas ėjo 10 metų laikotarpiu, tai vėlgi galit suprasti, nežinau, Jolanta, o kaip jūs galvojate, ar nėra tokių moterų, kaip aš ten rašau? Arba, ar kitaip, ar nebūnate jūs tokie kartais? Ne, vyro man kaip nusavybės nereikia, labai daug vargo su tokia nusavybė, žinot. Nu va, tai tada, bet matot, tai jūs išmintinga tada moteris, protinga, taip? Patirtis didelė. Patyrusi, taip. Bet tada taip ir gaunasi, ar ne? O jeigu nepatyręs, tai tada tu ir nežinai, kad būna, kaip pavyzdys, tokių moterų, arba moteris tam tikrais gyvenimo etapais, netgi paskui jos gali pasikeisti, bet tam tikrais gyvenimo etapais gali taip elgtis, tam tikrų aplinkybių verčiamas. Ir aš esu per savo patirtis, esu tikras, kad taip yra. Bet man čia patiko dar ir toks terminas turtingas intelektualus mužikas. Jūs irgi tame kontekste ten buvo toks. Ar pastebit savyje irgi tokių bruožų? Tai taip. Pradėjom nuo to, kad aš į save kreipiuosi tu. Tai iš principo, jo. Taip. Bet einat tuo keliu, kad vis mažiau to mužiko liktų? Visą laiką. Visą laiką stengiuosi. Va taip. Visą laiką stengiuosi ir labai dabar dar gaunasi taip, kad pakankamai sudėtinga, kai jau prisirašai tokių minčių, jas pasikartoji, tada jau kaip ir būtų pradėti pastebėti savo mužikiškumą. Labai skaudu asmeniškai. Ir kaip ir būtų čia, aš jau dalinuosi, bet verta. Labai skaudu asmeniškai, kai matai, kad tu vėl mužikiškai pasielgiai. Ir tada, supranti, kad tie pokyčiai yra sudėtingi ir kad iš tiesų reikia rimtai padirbėti tame tarpe ir su tokiamis knygelėmis. Nes kitaip tos nuostatos, kad aš noriu būti mužikas, ne mužikas. Arba kai aš ką nors mužikiško padariau, atsiprašau, ar ne, tai ten, man atrodo, ir šitoje knygoje yra, tai atsiprašymas nėra adekvatus, adekvairė? Nėra dorybė, nes aš ir savyje esu pastebėjęs, kad pasielgi blogai, bet jau paskui žinai, kad reikia atsiprašyti ir kažkaip atrodo viskas gerai, ir sukasi tas ratas. Vėl padarai blogai kažką ir vėl atsiprašai ir galvoji, vėl viskas gerai. Tai bandau pasakyti, tai negerai, nei blogai elgtis negerai, nei atsiprašinėti. Šitoje knygoje jūs labai daug kalbate apie būtent ir savęs paieškas, tobulėjimo siekį, kūrybinio intelekto vystymą, bet dar yra toks Tadai sakinys. Juk viskas sugalvota, net didvyriškumas vardan didžių tikslų, meilės ir atjautos yra sugalvotas ir nusimėgdžiotas nuo kitų žmonių. Tai aš noriu klausti, tai vardan ko tas tobulėjimas? Apskritai, kokios jūsų yra tos didžiosios vertybės, dėl kurių galbūt vertas tas didvyriškumas, sakykim? Atvirumas, nuoširdumas, paprastumas, kuklumas. Paprasta atrodo. Taip.
Ne, Bet sunku taip, pasiekti, taip, tiesa. taip, Ja. taip. Tai dar baigdama noriu tokį klausimą pateikti. Jūs rašot jau pačioj pabaigoj, kad dabartinis mano gyvenimas yra geriausias, kokį esu turėjęs. Savyje turiu viską, kas leidžia laikytis kelio per pasaulį. Tai aš noriu paklausti, koks tas jūsų kelias, kur dabar Tadas Karosas keliauja? Džiaugiasi su jumis, būdamas, galėdamas pabendrauti. Na ir galvoju, kad aš taip ir keliausiu toliau. Jau kaip ir, vadinkim, tų pinigų užsidirbau, namą pastačiau, ką ten medį. Sūnų medį. Va, sūnų medį. Va, tada supratimą, kad tos medžius statyti, namus ir medžius statyti reikia, jau turiu, kad nereikia, jau nereikia man. Va, tai tada, galiu dalintis savo patyrimais. Dar kartą pasikartoju. Galiu konsultuoti, labai keista. Aš tik parašiau ten tą knygelę, jinai dar net neišėjus, bet iš principo gaunasi jau dabartiniame etape, kad vien tik tai, o tai kaip Tadai, ką čia reiškia, tai labai daug klausimų iš artimos aplinkos, iš draugų. Ir aš suprantu jau tada per savo psichoanalizės sugebėjimus, kad iš principo žmogus taip neklausia, šiaip neklausia. Tai reiškia, jam tas klausimas, kurį jis klausia, ką tu čia rašai, kas čia yra, tai reiškia, suveikia tas mano knygos efektas, jisai pradėjo mąstyti, jisai ko gero atrado, kas jam yra dabar aktualu, svarbu, skaudu, ar dar kažkaip reikšminga, ką reikia išspręsti. Tai va, ir kaip būtų, mums visiems reikia palaikymo ir išmintingo žodžio, iš artimos aplinkos. Tai dabar, jeigu mes turime galimybę pasinaudoti, kad ir Tado pagalba, tai taip ir gaunasi tada, kad aš naudojuosi savo draugų pagalba, tai kuo jie man gali padėti, jie man padeda. Va. Ir tada dar kartą taip gaunasi, kad aš pakankamai užimtas esu. Vien tik per šitos pokalbius ir patarimus, tai gaunasi tokia praktiškai jau intensyvi darbo diena. O dar rašote? Dar bus antras tomas? Tai jo, antras tomas yra, nes tai tęsiasi. Tai man tiesiog, ne tai, kad vėlgi sėdžiu ir rašau. Lygiai tą patį tęsiu, nes tas užsirašinėjimas, tai čia vėlgi, manau, kad jūs visi žinot tas patarimas, kad gerai tos dienoraščius rašyti iš principo, nes vien tik tai, kad tu peržvelgi savo dieną arba pasidėlioji kitai dienai planelį, tai jau yra daug. Tai va, tai kaip minimum tai darau. Ir tada žiūrėsim, ar reikės. Jeigu reikės, tai nesunku išleisti. O galit mums dabar pasakyti bent kelias knygas, kurios jums paliko tokį, darė didžiausią, sakykime, įtaką? Aš gal geriau perėsiu per autorių prizmę. Jo, nes tada tų knygų daug. Ir esmė, kad mano domėjimasis prasidėjo senai ir Stasys Kanišauskas, aš neatsimenu pavadinimo knygos, bet buvo tokia knyga lietuvių kalba tais laikais, kai iš vis nieko panašaus nebuvo. Tai buvo ta Kanišauskas, kur aš
pradėjau suprasti, kad yra kitoks, dar kitaip galima vertinti gyvenimą. Na va, tai čia senai, tai čia bus kokių 40 tada, gal ne 40, 30 atgal tada, lygiai, 30 turbūt. Ir tada eina Krišnamurtis, ten toksai jau tas, kuris aš visas knygas perskaičiau ir visas paskaitas išklausiau. Tada čia pagal numeruoju prioritetiškai. Toksai yra Spira. Va, tai ir su tuo taip pat. Va, tada ten eina visokie Petersonai, Čiopros, Dispensos, Liptonai, iki tokių, kur jau pritaiko verslui, kaip toks Dr. Benjamin Hardy, žodžiu. Kas nespėjo užsirašyti, tai bus nufilmuota, galėsite kada nors persižiūrėti. O dabar aš jau turiu padėkoti, mes tikrai jau ilgai kalbamės ir jeigu dar liks klausimų, kaip ir sakiau pačioje pradžioje, tai tada Tadas atsakys vėliau, o knyga ant stalo galite įsigyti ir Tadas Karosas yra kaip yra, pasirašys netgi jums. Tai ačiū labai visiems už jūsų laiką, už dėmesį. Tadai, ačiū už atsakymą. Ačiū jums už kantrybę ir už susidomėjimą.